Naujus restoranus atidarome su Vilkmergės nealkoholiniu alumi. Labas, aš Donatas ir šiais metais kartu su Vilkmergės nealkoholiniu alumi pristatinėsiu naujai atsidariusius restoranus, kurie galbūt pateks į geriausių sąrašą, tai yra Lietuvos top 30. Tad laukit, žiūrėkit ir sužinosit, kas tie naujausi ir geriausi Lietuvos restoranai. Pradėkime nuo naujojo Vytauto Samavičiaus restorano Vilniuje Augustin. Greta esančio Augustijonų Vienuolyno įkvėptas pavadinimas ir interjeras. Jaukus vidinis kiemas. Labai daug dėmesio daržovių patiekalams. Patiekalai skirti dalintis. Restoranas tinkantis kasdienai. Restorano šefas Darius Medvedevas. Restoranas Elven įsikūrė šalia katedros aikštės. Pavadinimas Elven reiškia upę. Tai žuvies restoranas. Patiekalai itin modernūs ir kūrybiški. Šefas specialusis karštas patiekalas kepta žuvies galva. Firenze – mėsos kepsnių restoranas. Florencijos įkvėpta virtuvė. Nuo picos iki mėsos kepsnių restoranas puikiai tinka šeimai. Šefas Robertas Žiogas, idėjinis šefas Mickey Boy. Hedži. Ko gero įspūdingiausia atmosfera kuriantis naujas restoranas, kuriame derinamos vakarų ir tolimųjų rytų, modernaus ir klasikinių pasaulių tradicijos. Restoranas garsėja prabangių šampano baru ir egzotiškų degustacinių meniu. Magiška ir užburianti vieta. Motiv. Europietiškas restoranas su paražietiška siela. Darbo dienomis fine dining vieta, vakarai savaitgalis, restoranas su gyva muzika. Virtuvė Viduržemio jūros. Staliukai gana arti vienas kito. Taip, kaip ir turi būti Paryžiuje. Šefas Laurynas Ruminavičius. Protėviai. Dar vienas restoranas šalia katedros aikštės. Užburiantis interjeras. Šiame restorane pirmykštės maisto gaminimo tradicijos susitinka su modernios virtuvės receptais. Protėviuose patiekalai gaminami tiesiai ant ugnies. Didžiulis mėsos kepsnių pasirinkimas iš įvairių pasaulio šalių. Dauguma patiekalų skirti dalintis. Kaunas. La Papa Loca. Tekilos restoranas pačioje Kauno širdyje, Laisvės alėjoje. Didžiausia tekilos ir meskalio kolekcija Baltijos šalyse. Skaniausia margarita Kaune ir pina colada, kuri gaminama net 72 valandas.
Patiekalai inspiruoti meksikietiškos virtuvės, bet gaminami daugiausiai iš lietuviškų sezoninių produktų. Dabar keliamės į pajūrį – Klaipėdą. Alba Bistro. Moderni itališka vieta pačiame Klaipėdos centre. Piemonto įkvėpta virtuvė, kuri artima Lietuvai, nes naudojama daug šakninių daržovių, grybai ir intensyvūs padažai. Restoranas daug produktų importuoja tiesiai iš Italijos ir rankomis vietoje gamina visus pasta patiekalus. Itališkos picos tiesiai iš krosnies. Tai puikiai vieta ieškantiems Italijos autentikos. Palanga. Monis. Monis šefės Eglės Kaminskaitės siekis stebinti žmonės. Čia baltų paveldo patiekalai persipina su moderniais europietiškais skoniais. Meniu vyrauja sezoniškumas ir ekologiškai užauginta produkcija iš vietinių nedidelių ūkių. Čia rasite lietuviškus skonius, kurie sužadina prisiminimus ir grąžina į vaikystę. Paskutinis naujokas yra Ukmergės rajone Radiškyje įsikūręs Red Brick. Red Brick restoranas yra įsikūręs Farmers Circle ūkyje. Restorano šeimininkas, islandas šefas Arnor Ingi Bjarkason, savo virtuvėje naudoja produktus iš šio regeneracinio ūkio laukų bei miško ir jūros gėrybės iš Baltijos ir šiaurės šalių regionų. Arnor kūrė patiekalus, kurie kinta sulig kiekvienu naujų sezonu. Svečiai kviečiami patyrinėti gyvenimą ūkyje ir nusiskinti sezoninių daržovių namams. Naujus restoranus atidarome su Vilkmergės nealkoholiniu alumi.